laukiau draugės, bendradarbės buvusios, turėjo atvažiuoti vakar. Paskambinau, tai sakau, atvažiuoju jau po 12, nes jis sakė, prieš 12 atvažiuos. Ai, sako, ne, ten reikalų yra. Sako, rytoj, tai šiandien. Laukiu šiandien, vėl po 12, vėl jos nėra, vėl paskambinu, vėl netvarys. O, ir dabar gavau ką veikti. Tai paskambinau kitai draugiai, kaimyniai, sakau, ką tu, kažkaip tai, sakau, gera diena, kaip nors reikia pasisėdėti. Tai jinai sako, dabar išvažiavus, po pusvalandžio atvarysiu, galim susitikti. Tai nueisim tikriausiai su vaikais pas ją į svečius ir po to jau grįžus eisiu valgį daryti, tvarkytis dar ką reikia, ko nesusitvarkiau. Ir po to galvoju ten tokią knygą, kur gavau nuo Agnės, tą Trečioji akis dar. Pabaigsiu skaityti, gal ne visą pabaigsiu, bet labai įdomi, pradėjau skaityti, kaip vienas žmogus, labai jau aukštai pažengęs savo tuo ten mąstymu, viskuom pasakoja, kaip nuo vaikystės, kaip jis gyveno, kaip iki to daėjo viso, žodžiu. Taip įdomi ir istorijos truputį ir viską tokia užkabino, bet dabar va dar norisi neskaityti, o norisi kažkaip tai atsipalaiduoti, su draugė susitikti. Ir paskui žiūrėsiu dar, gavau rytoj reikės, va jeigu jinai neatvažiuos vėl, tai tada su kita draugė susitikti. Padariau tiesą vakar didelį Faberlic užsakymą. Tai labai laukiu, nes ir daug merginų užsisakė iš darbo ir pati kai kokių nemėgintų produktų užsisakiau. Bandžiau rūbų užsisakyti, bet nežinau kodėl nemetė niekaip tų kodų. Tai reikės dar kitus kartus žiūrėti, nes kažkodėl rūbų nei mano draugė negalėjo užsisakyti, norėjo tokius šortukus pasimti, nei man. O kažką tai kaimynai ten pučia, nežinau ar girdėsis jums ką kalbu. Tai gal dabar baigsiu, o paskui susitiksim, kai eisim pas draugę, jeigu eisiu. Nes planai tai keičiasi, nežinau, kaip vis keitaliojas ir keitaliojas. Bėgam, bėgam, bėgam. Sėdėjo. Matai? Nemyli ciucės? Kodėl nemyli? Ką? Geras ciucės. Ką? Kodėl verki? Nori namai? Ką? Nori žaisti? Va, tiek daug. Tas ne. Narlipus. Ne foto, čia video. Video foto. Video foto. Tu snargliai išsiputei. Video foto. Video foto. Kvak, 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 kvak. O, pirštų spaudi. Ne, kojas. Nu va, esam pas draugę ir jau ruošiamės namo to jau eiti. Tomas kapsto darželį draugės. Ką ten griauni? 2 svogūnai. Tai va, žodžiu, susimatysim jau namuose. Ir šiandien va tokia ir diena. Ilsiuosi, karšta diena, džiaugiuosi ir tiek. Tomai. Va, kokia graži oranžerija ir fainiausias čiučka. Labai gražu. Noriu tai pasidaryti irgi kieme, kad va kažkokia pavėsinė būtų, kad kažkas tokio, kur sėdėti. Va, šaunuolė, ačiū. Šaunuolė. Labai gražiai atrodo. Eik tu sau. Valgyk vitaminų. Ką geriam?
atvarėm prie jūros. Ir štai tenai jūra jau prie pat. Eisim tai jau pasidžiaugti jo. Nu kai eisim, pasidžiaugti jūrą. Nu va, nerandam, kad nulip nuo skardžio, tai žodžiu dabar kol kas čia atsisėdom. Nėra kur nueiti, kad nebūtų skardžio čia nais. Vaikai gali nukristi. Truputį nekasti. O koks skardis. Bet jūra gražu. Pasidarė kažkoks atoslūgis ir ten salytė. Ir va ten Lukas, Tomas laksto. Fainai, čia tik tai daug akmenuota tokių. Čia toks skardis. Kaip tik užuovėje, nėra vėjo čia nais, o tenai jau kaip prie jūros vėjas. O čia nais labai gerai. Fainai tokia diena. Pailsėti visai. Ir vaikams žiauriai patinka. Laimingi. Prepárate! Keliaujam jau namo. Einam, kur mašinos einam ieškot. Taip. O kiek rapsų. Jaučiuosi tai, kai Lietuvoj kaime kokiam. Nu va, pabuvom prie jūros, dabar važiuojam namo. Baigėsi, fainai dienelė praėjo. Bet nesimaudžiau truputį, tik pabraidžiau, vaikai irgi. Smagu, nežinau, ar įdegiau šiek tiek ar ne, paskui pažiūrėsiu vakare, labiau gal matysis. Gerai, tai susimatysim.